pasaka mažiesiems. Birutė Mar. Gėlininkė. Antra dalis. Gėlės. Paguoda nuo liūdesio, ponai. Kasdien gėlininkė šūkčiojo vaikštinėdama miestelio gatvėmis. Tai nebuvo nedrąsios mergiūkštės balselis, ji plyšojo it laukinė, tarsi norėdama, kad jos balsą išgirstų kitame miestelio gale. Ponai, kai sunku ką nors pasakyti žodžiais, dovanokite gėles. Tačiau žmonės dažniausiai praeidavo pro šalį. Ir kodėl praeiviai ištarus labas rytas nė neišgirsta, tik iš mandagumo linkteli, o jei nuperka gėlę, dažniausiai jie net nepažvelgia, o štai jūs, mielosios, visada linktelsit, atsakysit savąją kalbą. Išvelniai paglaustydavo žvilgsnius spalvotus žiedlapius. Laimė gėlininkė mokėjo greitai pralinksmėti ir žvaliai sau tarti. Ką jaučiau, užsigalvojau, yra, kaip yra taip. Mat šitaip sakydavo išmintingas Hjacintas, jo žodžiai skambėjo it koks burtažodis. Pasitaisiusi akinius, jį toliau šūkčiojo praeiviams. Pirkite gėlių, ponai, kam pritrūko žodžių, tuomet nusiųskite gėlių, kurios reiškia meilę, viltį ar palaikymą. Baltoji astra sako, kažkas puikaus atsitiks, tik truputėlį vėliau neliūdėk. Ciklomenas kartoja, tavo nuolankumas žavingas, vadinasi viskas išsipildys. Nelaukite progos, puokštė kiekvieną dieną pavers ypatingą, pirkite gėles iš mano sodo. Dažniausiai jis su savo vežimėliu nusileisdavo siaurutėmis gatvėmis lygi aikštės, kur mėgo rinkti žmonės. Kadaise ji buvo pavadinta Saulėlydžio aikštė. Tikriausiai todėl, kad pro bažnytėlės bokštus buvo matyti nuostabūs saulėlydžiai. Apsistodavo prie dailaus senovinio fontano, vaizduojančio ant didelės puodynės besisupuojantį nykštuką. Čionykščiai tikėjo, kad šis nedidukas geradarys lyg iš gausybės rago dovanoja miesteliui gerovę, o jei paspausi jam ranką, net išpildo svajones. Iš ąsotėlio, kurį nykštukas laikė rankoje, tryško vanduo. Juo gėlininkė kas rytą šlakstė žiedlapius. Skardus iš gatvės atsklindantis panelės gėlininkės balsas poetą Klusutį neterzino, bet jiedu buvo kažko panašus. Klausutis taip pat dažnai pamastydavo. Kodėl miestelio žmonės gyvena kiekvienas savo kaip vabaliukai, nė neturi laiko pažiūrėti vienas kitam į akis, į gražiausiamis vakaro spalvomis nusidažantį dangų. Nebepastebi ežero mėlynumo debesėlių, kurie iškeliauja ir vėl atslenka, išsidėliodami danguje keišiausiamis figūromis. Tartum drakonai vėžliai, kaip gali būti, kad net budinantis varpai nedžiugina žmonių. Kaimynai užsidaro langus ir šaukia, ei, neįmanoma miegoti, kada tai pagaliau liausis. O varpai kasdien gaudė ir gaudė, norėdami džiaugsmingai sušukti, kad prasideda nauja diena. Ei, kelkitės, kaip sako kepėjas duoniukas, iš guolio nekepsit raguolio. Ir kągi daryti, kaip pakeisti šitą pasaulį? Klausydamas varpų skambesio mąstė poetas Klausutis. Jo mintis kartais nuklysdavo toli ir aukštai, bet atsakymą taip ir nerado. Nebent parašydavo dar vieną liūdną eilėraštį. Rožių gražuolių akys žvelgia liūdnai. Mat Klausutis viską regėjo savo liūdinčios širdies akimis. Kartą vakare gėlininkė grįžo namo labai pavargus. Užsikaitė ramunėlių ir mėtų arbatos ir gurkšnojo žvelgdama pro langą. Staiga ji taip pagailo savęs, šūkčiojo per dieną, niekas nepriėjo, nenupirko nė vieno žiedo. Nusiėmė akinius ir nejučia pravirko kaip maža mergytė. Gėlės aplink sukluso, ėmė ją guosti, siųsdamos raminamą kvapą. Neverk, mes čia, tuoj užmigsi, viską užmirši ir pailsėsi. Ji nusišluostė ašaras, pažvelgė į žiedą kraunančią orchidėją. Labas, tarė į laibą augalo balselis. Pavargai per dieną, ar ne? Juk matau, tau liūdna. Taigi liūdna, atleisk. Gėlininkiai vėl ėmė kauptis ašaros, nors mėgino nusišypsoti. Ei, nebūtina, kai tau liūdna šypsotis. Vėl pasigirdo orchidėjos balsas. Atsiprašau, man taip gera su jumis, o per dieną, kuomet vaikštau tarp žmonių, jaučiuosi tokia vieniša, netimu jų bijoti. Norisi pasislėpti arba iškeliauti toli, kur tik medžiai, gėlės ir akmenys. O man atrodo, būti žmogumi tokia pasaka, svajingai tarė orchidėja. Taip tik tau atrodo, štai gėlių gyvenimas pasaka, jūs pražystate ir jums skirta vien džiaugtis, lašais, saulė. Taip, bet štai žmonės, jie laimingi, nes niekad nežino, kas nutiks rytoj, jiems tai reikia panorėti. Ir girdėjau, vieną dieną svajonės ima ir išsipildo, palingavo išminčius Hjacintas. Taip esu girdėjusi, žmonių svajonės iš pradžių virsta sapnais, o paskui ir tikrove, pritarė švelnutė raktažolė. Žmonių svajonės? O kokios jų svajonės? Aidėjo geltonžiedžių saulučių balsai lyg koks krykščiantis mažylių choras.
Hiacintas buvo teisus, žmonių gyvenime išties nutinka, kaip pasakoja. Kai tau liūdna, kažkas ima ir pradžiugina. Laiškanešys vėjelis padovanoja laišką. Gėlių dvasios atsiunčia kokią nors mintį ar sapną. Kai šeimininkė paglostė žiedą kraunančią orchidėją ir užmerkė akis, jis staiga išvydo tikrą gėlių miestą. Gėlės tartum žmonės skubėjo gatvėmis, sveikinosi, viena kitai šypsojosi. Gėlės mamos supavo vežimukose savo mažylius, gėlytės vaikai bėgiojo aplink, suposi ant sūpuoklių ir valgė ledus. Sunku buvo atspėti, ar tai žmonėmis virtė žiedai, ar gėlės panašios į žmonės, bet sapnuose juk neretai taip nutinka. Gėlininkė regėjo jai mojuojantį kaimyną Dulį panašų į storą pražydusi kaktusą. Priešais tartum kines linko neregėtomis gėlėmis išmarginti stogai mašinos. Aukštai virš galvų skriejo spalvoti oro balionai. Jais keliavę maži žmogeliukai pro žiūronų žvelgia į šį stebuklingą miestą, priminantį žydinčią vasaros pievą. Iš dangaus žiedlapiai krito it spalvotas lietus. Jis buvo nusėtos miestelio gatvės. Gėlininkė staiga pajuto. Lyg drugelis jie atsiplėšė nuo žemės ir skrieja virš spalvotų stogų. Viskas, ką tik jį liečia, į ką tik pažvelgė, ima žydėti. Gėlėmis virto jos ašaros, jį jautėsi lengva tartum žiedlapis. Ar aš sapnuoju, ar iš tikrųjų skrendu? Jei tai sapnas, ak, kad jis tęstusi, kad dar nenubuščiau. Pirkite gėlių iš mano sodo, pirkite švelnumą, ramybę, džiaugsmą, ko labiausiai trūksta. Apsistojusi Saulėlydžio aikštėje prie fontano kitą dieną gėlininkė, kaip visuomet, šūkčiojo praeiviams. Labas, gražuolė. Už nugaros pasigirdo nepažįstamas balsas. Ji net krūptelėjo. Kai atsigrėžė priešai, stovėjo nematytas žmogus. Lyg koks burtininkas iš pasakos, su ilgu tamsiu apsiaustu, balta skrybelė, rankoje laikė debesimis išpieštą dangaus spalvos lagaminėlį. Gėlės kūdikių vežimėlyje? O mažylis? Staiga paklausė. Gėlininkė pasirodė, kad jis šaiposi. Gėlės, ponė man, kaip tikri mažyliai ir nieko čia jokingo. Išdidžiai atšovė. Atleiskite, jūsų akis ypatingos. Kokios jos spalvos? Kaip? Nenugirdau. Paklausite, kokia mano akių spalva? Kiek įmanoma santūriau ištarė ji, pamaniusi tikras akiplėša, bet po akimirkos drąsiai kelstelėjo akinius. Na, prašau, galite žvilgtelti iš arčiau. Žalios kaip pušinėlis. Tikra žalia akė. Ha, ha, ha. Saldžiai nusijuokė atvykėlis. O jūsų, ponė? Ji pati nustebo, kokia tapo įžulė ir pasistiebusi ant pirštų galiukų pažvelgė tiesiai į nepažįstamojo akis. O, rudos kaip baravyko kepurė? Oho, kokia drąsuolė. Ponas nusišypsojo. O kas jūs toks? Atrodėte lyg iš pasakos nusileidęs, apsiaustas, skrybėlė lagaminas su debesimis, neslėpė nuostabos gėlininkė. Aš raganius atskridau ant šluotos. Vėl nusikvatojo šis. Juokauju, panelė, šį rytą atvykau traukiniu. Keliauju po pasaulį ir štai išlipau jūsų miestelyje. Kai keliauju, juk niekada nežinai, kur atsirasi rytoj, ar ne? O kodėl jūsų lagaminas išpaišytas debesimis? Kad lengvesnis būtų. Primena dangų, ar ne? Labas, gražuolė. Juk ką tik sveikinamės, šyptelėjo gražuolė. Žinau, man patinka kartoti labas, juk kiekvieną akimirką viskas prasideda iš naujo. Gal ir neblogai sugalvota, linktelėjo gėlininkė pamaniusi. Kažkoks savimila nori pasirodyti ypatingu. Atspėjęs jos mintis, nepažįstamasis tęsė. O man jūs labiau priminate burtininkę iš pasakos su gėlėmis kūdikių vežimėlyje. Na, kokią gražiausią puokštę pasiūlytumėt? Jums, ponė, siūlau neužmirštoles. Štai geltonos ir violetinės sako, jos padeda įveikti ilgesį, pridūrė į tarsi būrėją. Oho, ilgesio gėlės, tik pamanyk, sutinku. Iš jūsų 20 monetų. Gėlininkė ėmė jam dėlioti neužmirštuolių puokštę. Dėkui, žaliakė, kas žino, gal dar susitiksime. Juk niekada nežinai, kas nutiks rytoj. Nepažįstamasis nusilenkė kaip teatre, išskleisdamas apsiaustą. Paskui dar sik žvilgtelėjo į gėlės vežimėlyje, pasupavo jas lyg kūdikis, nusikvatojo. Ir pamajavę žaliakė nuėjo tolyn į vingiuojantį upeliuką panašią gatvę. Pamanyk, raganius ant šluotos, nori, kad visi įžiūrėtų. Jam tolsant galvojo gėlininkė. O kai atsigrėžė į savo vežimėlį, ant jo išvydo baltą skrybelę. Na va, gudročių vaizdavo ir štai skrybelę pamiršo, tikras žioplys. Jau norėjo bėgti ieškoti atvykėlio, bet jo nebebuvo matyti. Nuo skrybelės dvelkė kelionėmis tolimais miestais paslaptimis. Palikti ją čia ant suolelio ar pasimti ir atnešti rytoj, kad nepradingtų. Jis taiga atsigrėžė į fontaną nykštuką. O, papuošiu skrybelę jį, pamanė, nors šis dėvėjo savoją smailę kepuraitę. Nieko, tiks tau ir skrybelė.
šelmiškai užmaukšlino ją nykštukui. Gėlininkė pasirodė, kad mažylis mirktelėjo. Jam turbūt visai patiko taip neįprastai pasidabinti. Kai ėjo namo, širdelė keistai virpėjo. Pamanyk tik, ne kasdien taip nutinka, kur tai matyta, išsyk paklausti, kokia jūsų akių spalva. Ir tada pagalvojo, ar pati žino, kokia akių spalva jos pažįstamo, Klausučio, Doniuko, Šiukšliaus, Vėjelio, ponios Leokadijos. Staiga suprato, kad iš tiesų nežino. Nesykio nebuvo įsižiūrėjusi net į kaimyno Dulio akis. Reikės būtinai žvilgtelti iš arčiau, nutarė. Vakare pasakodama gėlėms apie savo dieną, ji buvo gyvesnė nei vakar. Įsivaizduojate, šiandieną aikštėje priėjo nepažįstamasis ponas su balta skrybelė, tamsus, ilgas apsiaustas kaip burtininko, dangaus spalvos lagaminas išpaišytas debesimis. Nepatikėsit, vos priejas paklausė, kokia jūsų akių spalva. Vaizdavo labai ypatinga, o paskui ėmė ir užmiršo savo skrybelę. Žioplys, ėmė juoktis jam. Lagaminas su debesimis, pamiršta skrybelė, įdomi istorija, o kas toliau? Čiauškėjo gėlės. Nu nieko toliau, gal dar jį rytoj sutiksiu. Gėlininkė žvilgsniu paglostė žiedus nakčiai, o kai atsigulė į lovelę, bičiulės dar ilgai šnabždėjusi savo kalbą. Šį vakar ji linksnesnė nei paprastai. Girdėjote, tas atvykėlis paklausė, kokia jos akių spalva, o paskui ėmė ir pamiršo skrybelę, stebėjusi smalsuolė saulutės. Jei jau pamiršo skrybelę, rytoj, manau, jie vėl susitiks. Nusprendė didžiakė saulėgrąža. Taip, jei kas pamiršta skrybelę vadinas ne šiaip savo, mirktelėjo jai gudruolis Hyacintas. Kitą rytą gėlininkė išvydo gatvėje pilvuką glaustantį kaimyną Dulį ir jam tarė. Pone Duli, labas rytas, leiskite pažvelgti, kokia jūsų akių spalva. Ką, panelė, jūs juokitės iš manęs? Kaimynas vos nenuvirto nuo krėsliuko. Ne, man paprasčiausiai įdomu. Jei taip jau įdomu, žiūrėkite. Atšovė kaimynas išpūtęs akis. Oho, kokios mėlynos ir gilios kaip ežerėliai, sušnabždėjo gėlininkė. Paneliai visai protas pasimaišė, apstulbo ponas Adolis, ir jam dar nėra nutikę, kad kas imtų ir paklaustų, kokia jo akių spalva. Taip ir liko spoksoti į gatvę tolstančią kaimynę, net pamiršo pabambėti, kad yra pasaulyje ir rimtesnių dalykų. Priėjus aikštę gėlininkė išgirdo muziką. Pasirodo, tai vakar sutiktasis ponas šalia fontano fleita grojo be galo gražią melodiją. Aplink jį spietėsi smalsuolių būrelis. Ak, štai kas jis toks, keliaujantis gatvės muzikantas. Kiek nusivylė ji. Bet fleitos muzika liejusi švelniai it garsų karoliukų upė. Miestelėje gėlininkė dar niekada nebuvo girdėjusi tokios muzikos. Negalėjo patikėti, kad įžūlus atvykėlis galėtų šitaip nuostabiai groti. Net užsimerkė, klausosi supodama vežimėlį. Keista, skambant muzikai jį vėl išvydo aną naktį susapnuotą gėlių miestą. Vėl regėjo žmonės panašius į žiedus, save skriejančią virš gėlėtų stogų. Kai muzikantas baigė kūrinį ir gracingai nusilenkė, o aikštėje susirinkę žmonės ėmė skirstytis, tarsi nubudusi iš sapno, jis staiga sušuko. Bravo, ponė, tikiuosi prisimenate, jog vakar pamiršote skrybelę. 1, 2, 3, atsigręžkite į fontaną ir ją atrasite. Pliaukštelėjusi 3 kart delnais, gėlininkė ištiesė ranką į skrybelėtą nykštuką. Ak, štai ir jų, žaliakė, tikėjausi jūs vėl sutikti. Sušoko jis, keliais žingsniai šoktelėjęs link nykštuko ir elegantiškai nukėlė skrybelę. Teisybę pasakius, skrybelės dar niekur nesu palikęs, dėkoju, kad ją pasaugojote. Vakar nebenorėjau jūsų trukdyti, išties nustebinote savo vežimėliu, o dar labiau miško spalvos akimis. Klaidžiodamas po miestelį lietaus gatvėje išvydau 3 gėlėmis išpuoštus langus. Leiskite spėti, tai jūsų langai. Kodėl tai pamanėte? Nežinau, pirma mintis, kuri šovė į galvą, o ji niekada nemeluoja, bet to miestelėje netiek jau daug gėlėmis padabintų langų. Pridūrė nepažįstamasis ir pasupavęs vežimėlį įkvėpė žiedų aromato. Labas, mažylis, labas, žaliakė. Deja, nežinau jūsų vardo. Niekas nešaukė manęs vardu, vadina tiesiog panelė gėlininkė. Bet jei jums įdomu, tai mano vardas Lėja. Taip mane vadino senelė. Jis sakė, kad šis vardas reiškia antilopę, o aš buvau labai patikusi mergiūkštė. Prisipažino jį juokingai suraukusi kaktą. Štai kaip niekas nevadina jūsų vardu? Negerai, tuomet leiskite man jūs taip vadinti. Malonu susipažinti, panelė Lėja. Iškilmingai tarė atvykėlis. Gėlininkė širdelė suvirpėjo. Dar niekas miestelėje nebuvo taip į ją kreipęsis. Ačiū, ponė, ir man labai malonu. Ji žaismingai nusilenkė pasijutusi it kokia karalaitė. O aš, Amadėjus, taip vadino vieną garsų muzikantą, kurį labai mėgo mano tėvas, beje skamba visai kaip pasakoja, tik paklausykite. Gyveno kartą žaliakė Lėja ir štai sutiko jį draugužį Amadėjų.
Lėja nusišypsojo. Jai buvo labai neįprasta girdėti savo vardą ir netgi judviejų vardai panašus. Nieko sau. Jūs puikiai grojate, Amadėjau. Norėdama atsidėkoti, tarė ji. Oho, netikėta tai išgirsti iš Lėjos lūpų. Dėkoju. Jis vėl gracingai lygi žemės nusilenkė. Groti fleita labiausiai mėgstu. Kai pakeliu ją prie lūpų, viską pamirštu ir esu laimingas. Ir aš akimirką buvau viską pamiršus, net prisiminiau vieną sapną. Prisipažino Lėja, bet neišdrįso papasakoti. Dar ims ir pasijuoks. Vadinasi, ne veltui čia atvažiavau, kad jums pagročiau, žaliakė burtininkė. Nusikvatojo atvykėlis. Kokia aš jums burtininkė, nesišaipykite, ponė. Ar ne burtai? Kažkas akimirką pažvelgia į žiedą ir pamiršta ilgesi, kad ir aš vakar. Geriau papasakokit, kodėl čia atvykote. Visai atsitiktinai. Kai išvydau pro traukinio langą, ežerą ir siauras gatveles kylančias į kalnus, pamaniau, oho, čia kitaip nei kitur. Gal ką įdomaus patirsiu. Ir neapsirikau. O kur apsistojote? Pasmalsavo gėlininkė. Tik nemanykite, kad kokiame nors viešbutyje rankštame kambarėlyje, linksmai šūktelėjo Amadėjus. Keliaudamas mėgstu apsistoti ten, kur niekados nenusivilsi. Prie kalnų šlaito, smilgų guolyje ar lokio oloje. Štai šiąnakt nakvojau ąžuolo medyje, ten kalno papėdyje. Ąžuolo medyje? Negalėjo patikėti Lėja. Taip, susirenčiu lizdą, kaip paukštis labai mėgstu nakvoti po žvaigždėmis. Tuomet jaučiuosi tarsi visų žvaigždžių viešbutyje. Nieko sau, kaip koks apuokas, stebėjusi gėlininkė. Ir jums nebaisu, kai sutemsta? Kai baisu, mokausi įveikti baimę. Šiąnakt man pažadėjo žvaigždės, jų čia tiek daug, bet to iš ąžuolo viskas atrodo kitaip. Žmonės ir žvėrės maži kaip nykštukai, visai nebaisu. Amadėjus staiga atsigręžė į fontano nykštuką. Oho, koks dailus mažylis, atrodo kaip gyvas. Jis miestelio geradarys. Matote, ir jūsų skrybelę pasaugojo. Sako, jei paspausi jam ranką, išsipildys didžiausias tavo noras. Pasididžiavo gėlininkė. Nykštukas tarsi išgirdęs jo žodžius guviai mirktelėjo. Matėte, jis mums pamerkė akį, nusistebėjo atvykėlis. Visai nekeista, jis viską regi ir girdi. Nykštuką ar galima sugalvoti norą? Spausdamas mažylį ranką, Amadėjus minutėlę užsimerkė. Ir koks jūsų noras, jei nepaslaptis? Išdrįso paklausti Lėja. Paslapčių paslaptis, sukuždėjo naujasis draugužis. Ką rytoj veiksite, gal paiškilaukime kartu? Gėlininkė jau norėjo atsisakyti, juk lig šiol jai buvo daug mieliau leisti laiką su gėlėmis, bet Amadėjaus pokštai vis labiau stebino. Pasijutusi lyg padykusi antilopė, jis staiga tarė. Kodėl ne? Gal norėtumėte nukeliauti prie didžiųjų akmenų, už miestelio palypėjusi kalną ir akmenų pievą, galiu ją parodyti. Puiku, mėlis. Labas, gražuolė Lėja. Labas, jokia aš jums gražuolė, nesišaipykite, ponė Amadėjau. Atsisveikindama ištarė ji. Tada nuleido akis ir iš įpročio pasitaisė akinius. Visada juos kilstelėdavo, nosies pasijutusi truputį nejaukiai. Nieko sau, nakvoti medyje, kaip paukščiai. Na ir keistuolis. Tik nežinia, ar sako teisybę, ar viską išsigalvojo. Lėja žvaliai žingsnevo keliuku namo, skubėdama viską papasakoti savo bičiulėms. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.